mano sesė baigė mokyklą. Ką? Kaip iš tokio mažo žmogeliuko užaugo tokia protinga gražuolė. Kadangi kaip tik buvau Klaipėdoje, ji manęs paprašė padėti išsirinkti suknelę išleistuvėms. O tada dar prasitarė, kad ir gimtadienį, kuris jau rytoj nieko neturi. Tai teko kibti rimtas paieškas. Pirmiausiai į Akropolį praėjom turbūt pro visas parduotuvės ir žinokit, senybė buvo toks mergaitiškas laikas. Matavomės, vertinom, komentavom, ginčijomės seseriškai. Tau tinka, netinka, čia per trumpa, čia per tobula, kad paliktum. Ir šį kartą tiek daug gražių vasariškų suknelių radom, tiesiog viską norėjusi matuotis ir žinot tą fainiausią momentą, kai tu dar randi savo dydį, tai abi iš tikro radom ir taip merginų kompanijoje žymiai smagiau apsipirkti, nes niekas į tave nežiūri laukiančiom akim, čia apie vyrą kalbu. Tai išleistuvių suknelės gal ir neradom, bent jau tos vienintelės, bet gimtadienio suknelę pataikėm 110%, jūs pažiūrėkite šitą gražuolę. O kadangi kaip tik prasidėjo vasaros išpardavimas dylas Akropolyje, tai pavyko pagauti tikrai labai neblogų pasiūlymų, tai dar nuėjom pažiūrėti aukštakulnių prie suknelės, viskas susidėjusios, grįžom namo, o kitą rytą pradėjome ruošti šventį, gimtadienio dress kodas balta spalva, tai man atrodo visai neblogai mums čia pavyko viską susiderinti ir šiaip. Kai matai žmogų, kurį pažįsti nuo pat mažų dienų, jau žengiant savo suaugusiojo keliu, tai širdį tikrai kažkas atrodo suspursta.